Sveiki draugai! Ateina laikas pasikalbėti apie vejos roboto paruošimą žiemos miegui. Kiek tai kainuoja, kur vežti, kokie aptarnavimai yra atliekami. Tai atvirai apie viską ir pasikalbėsime. Na, o vežti roboto niekur nereikia, nei pas mus, nei į kitą servisą. Ir tai nieko nekainuoja, nes viskas, ką reikia padaryti, tai robotą tiesiog išsivalom, pakrautą mes jį išjungiame, galim pasikeisti peilius. Na ir viskas. Jeigu jūs negalite roboto laikyti šiltai žiemos metu, nes ličio baterijos negali užšalt, čia yra svarbiausias dalykas, tai bateriją galima išimti. Bateriją laikom namuose, robotą galim palikti, pavyzdžiui, savo garaže, kuris yra nešildomas. Kaip pavyzdys. Na ką, eidam atliksim darbus. Robotą plaut galima su tekančiu vandeniu, nepatartume naudoti aukšto slėgio plovyklų kaip Kercheris, arba su juo elgtis labai atsakingai, nes galima papūsti vandens ir po tarpinėmis. Na, o man labiausiai patinka suspaustas oras, jeigu turim kompresorių, dar galim turėti tokį angalį, kad patys liktume švaresni. Na ir viskas. Robotas išpūstas, šiek tiek apiplautas tekančiu vandeniu. Jeigu jums toks nuplovimo lygis nepatinka ir norite švariau, mano patarimas būtų naudoti purvo tirpiklius. Juos naudojam autoplovyklose arba galima įsigyti specializuotose parduotuvėse. Įsipurškiam robotą šiuo tirpikliu, šepetėlių šiek tiek pavalysim, gramdyti nieko čia aštriai nereikės ir pamatysit, kaip robotas atsiplaus. Plovimo darbai baigti, visai kitas rezultatas, patys matot. Na ir dabar video galas skirtas tiems, kurie galimai robotą nori laikyti vis tik šaltai, nes neturi galimybių robotą parsinešti galbūt į šiltą garažą, ar namuose nėra vietos. Mes galime išsimti bateriją. Baterija gyvena štai čia. Tai mes pasikrovę robotą, atsijungsime bateriją, parsinešim ją namo, o robotą galėsim palikti kažkur ir žiemoti vėsiau. Vienas varžtelis ten, pasigausim. Štai mūsų baterija gyvena štai čia. Čia yra dvi lopetėlės, mes jas pasispaudę, galėsime išsimti šią apsaugą, kuri laiko mūsų bateriją. Štai bateriją atsijungiam. Štai. Iš tiesų didelė baterija šiam robotui, viena iš didžiausių baterijų iš visos rinkos. Ką, baterija šiltai, robotas žiemot, darbas baigtas. Jeigu turit patarimų savų, esat kažkokią atradę ar chemiją ar kažkokį būdą variantą, pasidalinkite jo komentaru, visiems pravers.